Na ką, sveiki kolegos, Radviliškis. Čia yra centrinė gatvėje parduotuvė, čia šitoj gatvėje ant gatvės iškrovinėja, o ten sako, važiuojam apsisukti į tą gatvę. Važiuojam. Nu ką, važiuojam apsisukinėt. Sako, visi sukas ir mes suksimės kažkaip tai. Dar nebuvau čia pirmą kartą Radviliškis, pasirodo. Pravažiavęs, bet parduotuvė šitoj neteko būti. Sukam į kairę gal. Sukam į kairę ir duosim atbulų. Ir duosim atbulų ženklų nenuneš tenai. Sėdėsinam. Pasėdėsinam. Žmonės praleidžiam daug, ha? Žmonės reikia paleisti, kad nesavažinėti. Turn right, then at the end of the road, turn right. Sako, ten right. Nu, gal left man geriau. Viskas. Ir apsisukome, be didelių problemų. Grįžtam į Kauną. Išsikrauti, kraunamės ir dar važiuojam į Vilnių šiandien. Dėdukas žiūrėk vainį. Dzin, jam jau atsibodo gyventi turbūt. Beveik. Kad išmąstas rūbai sukti. After 90 meters, turn right, E272. Čia sukti. Turn right. Jeigu sakai sukti čia, tai sukam čia. Negi aš ginčiusiu dabar su protinga navigacija, nors jūs visi ten ją ir keikėt. O aš ją myliu. Tai va. Follow E272. Ką norėčiau pasakyti. Šiandien važiuodamas čia į šitą pusę turėjau tokį įdomų lenkimą. Ne aš lenkiau, mane lenkė. Ir po manim kas važiavo, už manęs kas važiavo lenkė. Fūra. Normaliai, vienu žodžiu. Paprastas kelias rajoninis. Aišku, neblogas. Žiūriu vieną fūrą labai jau nekantri ten, bet dar už manęs važiavo lengvos mašinos. Viena ar dvi dabar, nepamenu. Dvi gal, ar vieną, man rodos. Į taip ilgokai važiavo neramiai ta fūra. Bačka, bet ne šitas, nepavojingo atliekų, nežinau kas tenai, miltai, pienas, velniai žino, ne pienas, kažkas kitas. Ir sugalvojo lenkti. Tai ne tik tai, kad tą lengvą mašiną, bet mane kartu prieš posūkį, kur praktiškai iki posūkio tik tai galėjai matyti, už posūkio, kas yra visiškai nesimato. Ir jau, kai aš privažiavau tą posūkį, kai mačiau, kas ten vyksta už to posūkio, jis jau lenkė ir tą lengvą ir mane. Žiūriu už to posūkio saugumo solelę ir dar iš priekio atvažiavo kelios fūros. Tai turėjau stabdyti, kad tas asilas blemba, karočią, sugebėtų atlenkti. Ant kiek idiotas, jaunas bachūras, jaunas visai bachūras. Jis įsivaizduoja, kad BMW gal vairuoja, aš nežinau. Bet toks idiotiškas lenkimas dar fūristo, nu, kai lengva mašina dar lenkia taip, tai dar, žinai, greičio turi viską, bet kai fūra lenkia tokioj situacijoje, tai trūksta žodžių man, ponai. Tai va, gerai, viskas, išvažiuojam iš Radviliškio ir minam į Kauną. Daugiau aš jums nieko neturiu ką pasakyti šiai minutei. Karštas. Miškai, lietuviai, barzdočiai kilmoja, galanda kirvius, kalavijus aštrius ir juodbėrį žirgą balnoja. Nuo prūsų šalies, kaip sparnai debesies, padangėmis raitosi dūmai. Tai gaisro ugnis šviečia diena naktis, liepsnoja ir girios ir rūmai.
šis per Lietuvą traukia, ištroškę garbės, kai aušra patekės, išvys ko visai nebelaukia. Labas rytas, kolegos. Antradienis. Pradedam darbus, nepradedam, tiksliau, vakar pradėjom. Vakar turėjau ilgą kaip velns dieną. 15 valandų. Vos spėjau. Ir vairavimo laikas, mačiau, seko jau viskas. Ir dar turėjau šiandien tipo ale 4 ryte pradėti, baigęs vakar 10. Sakau, negalu. Tai va, vakar buvo sugrįžus vasarą. Išėjau į Vilnių, 30 rodė ir tik tai pradėjo lietus lyti ir staigiai krito iki 20. Tai normaliai šokinė temperatūros. Gerai, orais, pamainos pamainom. Tai va, ką išmokau dar su šituo vilkiku. Supratau, kad mano mokymas prisikabinus priekabą 2 kartus pabandyti pavažiuoti priekį ir jeigu nevažiuoja viskas gerai, negalioja. Gal galioja su tvarkingom transporto priemonėm, bet ne tada, kada kažkas tai neladai, kaip sako. Tai va, nes šitas vilkikas man jau praktiškai va ir vakar, ir šiandien, ir praeitą savaitę jau minėjau, neužkabina. Daužai, neužkabina. Praktiškai reikia gana smarkiai daužti, kad užkabintų, kad užšoktų rankeną. Nes kitaip, kažkodėl tai švelniai važiuoja, neįkrenta. Aš galvojau, ten gal vieną priekabą tik buvo, bet dabar per šias dienas kabinau ne vieną priekabą ir viskas tas pats. Ir dabar jau išlipinėjau, tikrinu, ar tikrai užšoko rankeną, ar tikrai užšoko tas liežuvėlis, užfiksavo, jau nebepasitikiu viskas. Jau gavau pamoką, praeitą savaitę, kai vos nenumečiau. Dabar vakar buvo tas pats, vakar jau ne, nes jau tiesiog jau po praeitos savaitės pradėjau tikrinti kiekvieną kartą, nes kažkas blogai su balnu, ar susprendė, aš nežinau čia. Aš ne mechanikas, nesuprantu šitų dalykų. Tai va. Taip, kad jo, su šitą priekabą važiuoju ir aš jau net važiuodamas bijau, kad neatsikabintų. Jau man paranoja. Galvoju, jeigu važiuosiu, iki matau ir nukrentu. Tai va, tokie reikaliukai. Šiandien kažkas tenais programėlė nesąmonės, lyg tai rodė, kai Klaipėdą važiuoju 4 valandą, bet kaip sakiau, aš negalėjau tai pradėti, nes laučiau po 6 valandų poilsio pradėjęs. Tai parašiau vadybai, kad be 7 negaliu pradėti. Tai paskui žiūriu, vis tiek man rodo Klaipėdą, tai parašiau dar, sako, ne, važiuoju Joniškį, gerai, atsiaiškėtau. Vienu žodžiu, programėlė kažkokius grybus pjauna. Tai va toks dalykas su tais prisikabinimais man dabar čia vyksta. Taip, kad įsivariau paranoją, įsivariau tikrinimo, tikiuosi. Angliškai habit, įprotis vakar. Įprotį turėčiau įsivaryti, sako visi reikia. Tai va, prieki manęs konvojus važiuoja ir aš jo neaplėku. Ir man jo netiks aplėkti, nes lėkro mašina, lydėti konvojus važiuoja į juostą neleidžiančią lėkro. Kažkaip įdomi čia. Lydėti mašiną iššokinėja į kitą juostą. Kokio mėso. Kaip to. Tai va, apie ką šiandien? Priekabos. Na jo, vienu žodžiu. Tai va, vakar pasivažinėjau taip į skirtingus Lietuvos pusės. Iš pradžių į Radviliškį grįžau Kauną, paskui vėl pasikroviau ir važiavau į Vilnių. Tai taip, taip nuo 7 iki 22 valandos mano dienelė ir suėjo. Šiandien apniukę, žiauru, rūkas, nerūkas, čia toks purškė, nors praneša iki 27, gal ir bus, dabar viso labo 17. Gerai, važiuojam į Joniškį,
žiūrim, kas tenai per stebuklai. Vakar Radvilišky buvau, tai nieko, toks šalia prisiparkuojant gatvės, nelabai tokia intensyvi gatvė, tai pakankamai normaliai ten išsikrovinėti. Paskui jau rodžiau, tai susisukti reikėjo kitai sankryžą ir tiek. Taip, kad Radviliškis visai priimtinas variantas, negarždai. Tai va, ir ne kai kurios statybų aikštelės ar dar kažkokios tenai karklės, kur išvis neįmanoma privažiuoti. Tiksliau, privažiuoti įmanoma, bet gali ir nelabai išvažiuoti. Tai va, gerai, viskas, baigiam čia šaimaut. Pulkai, kaip apsako žvalgai, ties Kaunu per Nemuną plaukia, po kaimus šauklys į kovą lietuvininkus šaukia. Reikia sustot, pasiimti kavos vietoj, vėjukų savo mylimoj sustojimo vietoj ir nusipilti kuro kažko, jau tai pusę bako beliko, vis tiek ketvirtadienį reiks mašiną pridavinėt. Jau reikia pasipildyti degalų. Vėjukėliai, kur dabar degalinė sunkvežimių, blemba, čia dar nesipyliau niekad. O žmonių čia šiandien kažkaip daug kaima. Blemba, man reikėjo ne iš tos pusės. O to šūdas brūdas. Nu, šitam bakan pripilsim. Ką daryt, nors kažkiek prisipils. Skanaus visiems prancūziška dešrelė. Tai yra meksikietiška dešrelė, prancūziškas hotdogas. Šiandien vėjukose labai daug žmonių. Jau baseilis pritulėtų, net durys neužsidaro. Siaubas, kas čia šiandien darosi. Dar ne vienas traktorius. O shit. Nu davai, gazuokis. Fūra, gazuok, spausk. Lemba, greičiau važiuok, mašina atvažiuoja. Jėzau, kelnės pilnas beveik. Aplenkė. Blemba. Nu, man trūksta žodžių. Aš nežinau, ar šiom dienom kažkokia mėnulio, saulio fazės kažkokias. Dabar vakar sakiau, ten 2 fūros nulenkė taip, kad vieną tai vos jau ten, abi praktiškai ten ant ribos, galvojau, užsitaškės. Dabar vėl mikruške prisisadino žmonių, ten kelių metrų praktiškai trūko, aš jau lemą galvojau, točnai įsitaškė su priekį atvažiuojančią mašiną irgi lenkė. Ir tik tai už kelių minučių Škoda kažkokia tai lemą. Ir vėl tokia pati situacija ant Šiaulių kelio. Nežinau, ar žmonėms su smegenim negerai. Lemba, ar tu lenki bent jau galvoji ką nors ar ne? Tai kad tu pats susitriekši, nu tai dėki sieną ir užsitaškyk, jeigu tau atsibodo gyventi. Ko čia kiti žmonės, lemba? Oh my god. 16 metų pravairavau Anglijai, nu tikrai nemačiau tokių nesąmonių kaip Lietuvoje. Nežinau, iš tikro pagal gyventojų tenkančių skaičių, kiek kur ten daugiau tų avarijų, bet čionai taip krenta akis tokie lenkimai, nu, tragiški, čia pavojingai, super pavojingai.
Nežinau, nesuprantu iš tikrųjų, blemba rimtai nesuprantu, nes kažkokia tragedija kartais, kai pamatai, kaip lenkia, tai... Jo, matyt, mėnulio ar saulio fazės kažkokius, tai šiandien, nes čia per va dabar šitas 2 dienas, sakau, vakar, fūros šiandien va 2 mašinos, viena po kitos praktiškai. Tai vakar ir fūros panašiai, labai nedidelio skirtumo. Jo. Ką aš galiu pasakyti? Žmonės galvoja, kad jie yra nevertingi ir jiem kažkam atsitinka, bet ne jiem. Duok Dieve, kaip sakoma, duok Dieve. Tarp miškų vien tik ugnis gaistrų per Lietuvą kelią berodo. Užtemęs dangus mėto tankius žaibus, beklaidžiot svečiams nusibodo. Sutrinko miškai lik per kūną. Gerai, spėju, kad atvažiavom, tik dabar reikia gal stoti ir žiūrėti, kur ten man. Ai, čia bus važiuoti vidų. Turbūt aš net iškart ir važiuoju. Nestoju ir spėju, kad čia bus kažkur čia. Spėju, kad bus čia kažkur čia. Gal važiuojam medun, jeigu įstriksim, tai įstriksim, o kas daryt? Blemba, gal aš čia buvau kažkada tai? Senas skleroznikas. Labai panašu, kad čia yra rampa. Ja. Nu ir asiolas. Tai aišku, prieš tos rampos stumiausi. Kai, karočiai, grybas. Vagi, rampa šitą. Nu, išsikrovėm labai staigiai, praktiškai ir teoriškai. Ką, važiuojam krautis Akmenės cementą. Ir tada su cementu grįžtam Kauną. Į Kauną. Užsidėti savo binoklius. Ir ką, let's go to Akmenę. Nu, ką tu ten dabar darysi? Mes irgi floristas mažas. Važiuojam. Oras toks, nei tai lyp nori, nei tai ką. Bildi. Tai va žmonės. Čionai, kodėl čionai? Palauks. Ką? Minam. Aukštai ir štai netikėtai lietuviai. Tarytum ugnis, kad ant stogo užšvis, apraitė kryžiuočius užgriuvę. O buvo mūšys, apsiniaukus naktis, įdienai parodyt drovėjos. Tik kūnų šimtai suvartyti keistai, ilgai ten ilsėjos. Dabar ten baisu ir nakčia nedrąsu, net vyrai aplenkti mėgina. Esą tai senų kapai milžinų ir kartais net pasivaidina.
Atvažiavam cementą. Nežinau, ar čia galiu viduj filmuoti. Iš tikrųjų teritorijai parodyčiau, kaip privažiuoti. Pirmą kartą grybavau, kaip čia papulti. Yra ženklų, kad nefilmuoti. Gal niekas manęs baisiai nebars. Senukai pasikraut. Tuščias. Ketvirtą ryto varom į Klaipėdą. Užsipilam biškį kuro. Pasvato visai. Nu ką. Važiavom į Klaipėdą, padarėm porą pristatymų. Sugrįžau vėl pasikrauti Edrėmą. Žiūriu, davė 2 parduotuvės dar Kelmė ir Raseiniai. Ir ta mano nuostabioji Kelmė. Jeigu nebus mašinų, tai dar pusę velnio, bet jeigu bus mašinų, tai vėl laužysim fūrą visais kampais įmanomais, skersai išilgai. Jo, pasidžiaugsiu šiandien vėl. Raseiniuose dar liktai nebuvau, tai nežinau, pažiūrėjau kažkokį irgi nelabai ten. Nelabai pagal Google žemėlapį suprantu, kas tenai, kaip ten įvažiavimas, kol kas mėginu aiškintis, bet nelabai išeina. Nu, gal šitą kartą pavyks parodyti, kaip į Kelmės parduotuvę įvažiuoti reikia tenai. Manęs prašė, sako, parodyk įvažiavimus kitą kartą, kad žinotų, jo, nes aš irgi ten, vienu žodžiu, ten, Ką, važiuosim į Kelmę, mėginsiu pafilmuoti, kaip ten įvažiavimas. Rodžiau, kaip išvažinėjau, kaip parkavus jau rodžiau, bet pačio įvažiavimo dar nerodžiau, tai turbūt nepamiršiu parodysiu. Taip, kad laukiam pasikrovimo ir susitinkam prakeiktoj Kelmėj. Apau. Skardena neramiai, kartoja šimpjovėms lyg ryto, kad pirmo šieno nesulytų, kad neišlytų iš žiedų, pirmų rasų ir spindulių, jų šienai žiemą šitaip reikia. Dabar mum ją reikia pravažiuoti ir sukti ten į vieną gatvelę. Sukti į šitą gatvelę Mickevičiaus, kuri vadinasi. Prasideda linksmumai. Praeitį, kad buvau čia sustojęs, tai aiškintis, kur įvažiavimas. Dabar jau žinau. Taip, dabar skinsim medžius. Dabar mes sukame čionai Kooperacijos gatvę. Kooperacijos gatvė. Nu ir dabar man sakė prieš mūrinį namą į dešinę, bet čia yra keli mūriniai namai. Dešiniai tai ne prieš šitą, nes čia nepravažiuosim, čia mes šiaip šitoj vietoj ir būsim dabar, jeigu čia su dešiniai. Tai čia nėra pravažiavimo, bet prieš sekantį mūrinį namą, o ten mašinų milijonas.
Aš žalio supratimo neturiu, kaip aš ten prisiparkuosiu. Aš neturiu žalio supratimo, kaip įsuksiu dar pirmiausia. Kažkaip sukam. Nežinau kaip. Kuotas ten nėra, kur matau. Medžių skainė. Renka medžių lapus. Čia reikia duoti bulam, kad išvažiuoti. Ne, tiksliau tenai, ant bulam. Čia mašinų ryškiai per daug, aš tenai neužsuksiu. Nežinau, ką jie darys, nes man čia mašinų tikrai neužsuksiu. Tikrai. Ką toliau daryti, aš jau nebežinau, einu aiškintis. Tai va, o toks bairiukas. Nežinau, čia rizikuotumėt ar ne. Aš asmeniškai nenoriu. Taip, kad lauksim, kol kažkas mašinas patraukinės galbūt. Nes prie šitos rampos reikia prisistumti. O paskui tenai atbalų paduoti ir apsisukti. Nelabai daug lapių dar priskainėjau. Šiek tiek, bet nedaug. Nu tai va. Kelmės bažnyčia. Nu ką, įvažiuoti važiavam. Dabar išvažiuoti reikia. Nulipam pirmą nuo to. Nulipam nuo kalno. Šitas Zedzokas išėjo dabar, blemba, man jis negerai. Biškį patraukit. Trūksta čiučiut metro kelių. Pienas vaikui ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menų galandant lyg varpas skambėjo gandrai pradalgę lydėjo ant tėvo dalgio ašmenų. Ačiū tau! Geros dienos! Nu tos nenukabinsiu dar blemba, baltos. Nu ką, dabar dar čia išleisti. Dar čia krūmus apraškysim. Nešti per dar gilgus gal. Tvaros nenunešti, nemutos. Kaip ten. Nachrem. Kažkaip išlysime. Tik nusivaliau lapus ir vėl prisiskainėjau. Ne, čia aš nesu. Ai, geriam. Nu, Raseiniai irgi pagerintas biški važiavimas. Ten, sakė, ten. Nu ką, Raseiniai dar vienas įdomus įvažiavimas. Kažkur čia sakė į dešinę dabar. Už Svetbankų į dešinę. Ei. Nieko nenunešam, dar ne. Dabar spėju, kad čia vėl į dešinę, ne? Šitą keliuką kažkaip tai. Ar ne šitą? Reikia pažiūrėti. Ar tą? Šitą blemba. Oi, jop! Kaip aš pro tą mašiną pralysiu?
Ir kaip aš pro jas čia dabar pralysiu, turiu ir dar užsukti į kairę. Aš neužsuksiu čia į kairę. Jeigu šitie du kukurbės daliai stovės, pro jas vos važiuoju. Eik, gal pralysiu, gal aš jau turiu reikalų labai nervuojuosi, pralysiu gal. Nu, jeigu nunešiu aš jas, tai bus faina. Sukant, šis sakė, ne. Žiūrėk, sveikas Jaris lygas veikia. Ir aš sveikas liksiu, klausimas. Dabar čia, dabar atbulų sakė stum. Senolių, kol nelauktai žinia baisi, lyg žaibas kilo debesį, kryželį numušė nuo klevo, tremtimus juosti. Nu ką, sukrautis į broliam. Dabar įvažiuoti įvažiavom, reikia dabar tik tai išvažiuoti. Pirmininkį kalną. Kaip įvažiavom, taip išvažiuosim, ne? Targi sienos nenukabinti. O, dabar šitų mašinų nebėra. Ačiū. Turn right, then at the end of Nu, baimas nelys. Nes jeigu tu lysi, tai būsi sumaigytas. Žvaigždės raudonis atvarta, ugnim žėravo nejaukia ir skrido bėgiais begaliniais, raudodama dalė tremtinio. Sapnus vaidenas dobilai, kad šiandien pjaut jau per vėlai, kad rūdys tėvo dėl gėda, lanko juk vytūrai negėda. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menų, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų, ant tėvo dalgio ašmenų, aušra žėrėdavo menų, galandant lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo. Labas rytas iš pačio ketvirtadienio. O Jėzau, veidrodžiai kokie švarūs. O kas čia dabar per atspindys toks? Oi, negerai čia. Nu ką, saulėtas ketvirtadienis. Važiuojame į Vilnių. Ir gal šiandien bus tiek. Sutrumpinta darbo diena. Man išskirtinai. Ai, BMW-as, naglas, po ratais lenda, tik tai Jėzau Marija, negaila gražuola tokia. After 500 meters, cross the roundabout and take the second exit. Taip, autostradoj kamštis kažkur tai. Take the motorway. Rytas taip ir turėtų būti, šiaip jau aš tikrai nenustabu. Ką, šiandien paskutinė diena, dirbam ir atostogos. Ir atostogėlės. Nu ką, vakar buvau Kelmėj Raseiniuose, kaip sakiau, rodžiau. Tiksliau dar sumontuosiu ir rodysiu. Cross the roundabout Ką aš galiu and take the pasakyti? second exit, E67. Then take the motorway. Ką aš norėčiau ir galėčiau pasakyti, tai paprastą dalyką. Kai neįpratęs visą laiką atrodo baisu, kai pradedi priprast, susitaikai kaip tas šuo karimas ir
kažkaip tai, nu, blogai, bet norėtųsi, kaip sakyt, visą laiką paprastų sprendimų, paprastų, kaip sakyt, parkavimų šiuo atžvilgiu, kaip vairuotojui. Nu, nei aš ką nors pakeisiu, nei ką, tiesiog turi taikytis, priprasti ir tiek, nieko čia nepadarysi. Tokie jau pas mus pristatymo taškai. Taip sukonstruotos parduotuvės, sandėliai. Aišku, visą laiką būna sunku pradžioj. Ir dar bus sunku, nes, kaip sakyt, čia nėra taip, kad visą laiką važiuoju tą pačią vietą. Aš per tuos 3 mėnesius turbūt tikrai ne visas vietas dar aplankiau ir dar turbūt kiti ir per metus kitus ne visas vietas aplanko, taip kad nieko čia labai norėti nėra. Taip kad sunkių pristatymo taškų buvo ir bus, ne tik Lietuvoje. Kaip sakiau, ir Anglijai buvo pradžioj, kaip mokinausi, paskui aišku pripranti, bet vis tiek turėjau savo nemėgstamas parduotuvės, kurioje mėgau važiuoti. Dėl komplikuotų įvažiavimo ar kažkokių dalykų. Taip, kad jo, tokia mūsų duona, sako liaudis. Ką, šiandien Savanorių prospektas Vilnius, ten gana, aišku, Vilniukai visą laiką apšerite bus, galbūt. Ir jo, grįžtam atostogauti. Tai va, iki, ačiū, kad žiūrit. Susimatysim sekantį kartą. Gerų kelionių visiems.